Gerbiami kolegos, turėčiau iš karto atsiprašyti, kad įsiterpiau į konferenciją, nebūdamas mitologas, bet man čia yra trečioji jūsų konferencija ir aš visada atvažiuoju su dideliu malonumu. Į ją įsiveždama, žinoma, daug daugiau negu pats ją atvežu. Norėčiau priminti dar, turbūt ir ne visiems žino faktą, kad profesorius Norbertas Vėlius kurį laiką dirbo tam pačiame universitete, kaip ir aš, tai yra Šiaulių universitete. Jis atrodo, kad neilgai ir mūsų keliai taip ir atrodo nesusitiko tuo metu, kada profesorius išvyko, jau aš atvykau tik tada. Šios dienos temose skambėjo tiek įdomių dalykų, jog norėčiau pasamprotauti ir apie bendruosius dalykus, tuo labiau, kad mano pranešimas nėra straipsnis, kuris yra parengtas, tai greičiau apmąstymai, kurie turėtų ko nors baigtis arba kurie turėtų nieko nesibaigti. Yra du žodžiai, Deivos ir žmuo, ir suprantama, tie du žodžiai susiję su tokiu svarbiu arba viena svarbiausių kardinalių problemų kalbotyroj, tai yra sinchronija ir diachronija. Ir kas yra toji diachronija, kaip mes galim ją suvokti, sakykime, vienas žodis lyg ir matytas ir kitas žodis matytas, tačiau diachronijai yra be galo svarbus gyliai, tai yra kiek mes galim į tą diachroniją prasiskverbti, sakykime, jeigu mes galim prasiskverbti į baltų praeitį, ar galim į ten kažkokios grupės indoeuropiečių sateminės grupės, pavyzdžiui, arba galim prasiskverbti iki pat indoeuropiečių prokalbės. Tai vienas iš tokių įdomiausių dalykų, kuris šiandien buvo diskutuotas pradžioje. Ir antras dalykas, kuris nuskambėjo ir man labai patiko iš Dainiaus lūpų, tai etimologinė teologija iš tikrųjų, nes kada tai ypač susiję su poezija, o mano tyrinėjimų sritis yra poezijos tyrinėjimai. Poezijos tyrinėjimai žiūrint iš kalbininko pusių. Ir čia, man atrodo, etimologinė teologija pačioje poezijoje yra tarsi raktas, kuris leidžia atrakinti vienokias ar kitokias struktūras, vienokias ar kitokias prasmes. Kaip sakysim, viename iš Sigito Gedos eilėraščių, kai jis sako, Kijevo slavai priimdami kreivą bizantišką krikštą, pažemino Dievo perkūną, mušdami pagaliais akmenim jo didžiulę statulą ties Vėbryno upėties Dunojum. Piorun šaukė jie piorun, išmesdami raidę K, kalvių neliko dangui, kirvių nei kalavijų, nėr kur kristi nei pasikarti, subirėjusios amžiams struktūros. Tai čia, man atrodo, iš etimologijų tiesiog eilėraštis yra konstruojamas ir nurodant dar tokius dalykus, kur iš tikrųjų reikia žinoti ir graikų atitikmenis arba slavų atitikmenis, kreivą, bizantišką krikštą, ortodoksos yra suvokiamas kaip kreivas, perkūno žuvimas. Man atrodo, kad čia dalis yra paimta teksto taip pat iš Tacito. Taigi, etimologija, tokia teologinė etimologija, man atrodo, tai yra terminas, kurį aš leidus priimsiu. Gerai. Tokių dalykų, kada žmonės pasako ir po to ateina į mokslą, net visai atsitiktinai iš tikrųjų yra. Mes žinom, kad Šmito 19 amžiuje Velen teorija, tai yra bangų teorija, iš tikrųjų, kaip sakė Šmitas, yra Šleicherio teorija, kuri jam papasakota buvo aludėje, bet Šleicheris šito sakė, niekada nesakiau, neatsimenu. Ko ir galima tikėtis. Tai jeigu dar pažiūrėsim į tuos du žodžius, Brazino Deivos ir žmuo, tai galima sakyti, kad vienas iš tokių poezijos plėtimosi krypčių tai ir būtų arba leksinių, arba morfologinių dėmenų panaudojimas, kada jos susiję su dievybėmis arba su tariamom dievybėm, arba ta dievybė tiesiog sukonstruojama tame eilėraštyje. Dabar, jeigu, sakysim, pabandysim tos žodžius taip atskirai užrašyti, tai be jokių abejonių tas žodis Deivos, jis turėtų būti tik tai šitai prašomas. Galima, žinoma, čia dėl to dvigubo V, čia yra specifiniai dalykai, turbūt rašomas yra kitaip šiek tiek, bet šiaip ar taip tai yra labai tokie, sakytumėm, ta forma, kurios niekados mes jos nefiksavom, mes jos nežinom, mes nežinom, kaip ta forma iš tikrųjų turėtų būti ir
tuo labiau, kad tai yra indoeuropietiška nebejotinai forma. Ir antroji forma yra žmuo. Tai yra ta forma, kuri yra iš tikrųjų lietuvių kalbos paliudyta, tai yra Daukšos postilės, baisus esi žmuo, yra toks sakinys, kursai ten ir taip toliau. Gal Braziūnui padiktavo tą būtent tos eilutės baisus esi žmuo ir yra fiksuota netgi dviskaita, tai yra du žmonė. Tai tokie žodžiai iš tikrųjų yra. Ir galima, sakykime, pabandyti pereiti prie pačių tekstų, kurių yra labai nedaug. Tai yra tokie vienkartiniai tarsi tekstai. Poezija apskritai yra toks vienkartinis, dažniausiai vienkartinė reikšmė. Paskui iš jos labai sunku, ką nors būna, negalima sakyti, aš surinkau 10 pavyzdžių, aš surinkau 20, ar čia kaip sakmių, sakykime, 20 tūkstančių. Iš tikrųjų tai vienas kitas. Tas R, žinoma, nėra originalo, čia man greitai išvartė. Ir nėra ko parodyti. Vangiai šrytmetį raivos, švytintis dangiškas deivos. Virš namiškių, virš andainykščių kelio, takelio per mišką, kur mano senelio šešėlis gulėjo geliamas vėjo. Nuo plentų kiek tolėliau sodybų keliujau, už Istro ir už Svalios į priekį, o atgalios į niekur, o sugrįžau, atrodė nieko gražiau. Čia yra pirmasis eilėraštis. Šitą formą deivos pirmą kartą aš ir pamačiau šitoj salėj, tiesiog parodė viena iš literatūrologių, mums dviems kalbininkams, dėstantiems lietuvių kalbos istorinę gramatiką, bet mes nepamatėm konteksto ir labai ilgai ginčijomės, kas čia galėtų būti ir ką galėtų reikšti ir kaip galima įkomponuoti tą deivos, nes mums netėjo į galvą, manėm, kad kokia nors deivas, galbūt prūsiška forma. Taigi pirmasis tas žodis deivos, jis yra, žinoma, susijęs ta senoji reikšmė. Nebejotinai yra ne dievas, bet turbūt yra dangus, tai yra neapsiniaukęs, kaip sakykime, matyti debesis ar nebesis, tai buvo apsiniaukęs dangus, o tas dangus, tai yra, iš tikrųjų, jis yra neapsiniaukęs dangus, tai būtų pirmas dalykas. Jeigu kalbėsim apie deivos, iš karto kiltų klausimas, čia yra krikščioniškas ar čia yra nekrikščioniškas. Mes tą labai gerai tuos dalykus bandom skirti, bet sakykime, jeigu prisiminsim 19 amžiaus literatūrą, pavyzdžiui, Antaną Baranauską, tai jis negalėjo tų dalykų neskirti, jis turėjo ir tuos mylėti, ir tą mylėti. Negalima buvo nemylėti. Ir, sakykime, jis, kada sako Dievas, viskas aišku, tai yra krikščionių Dievas, bet jis dabar bando pasakyti, kad dievai buvo ir kiti, kad, pavyzdžiui, velnias buvo irgi Dievas. Ką jis dabar daro? Viskas labai priklauso nuo to, kur yra pauzės daromos, skaitant, pavyzdžiui, tekstą. Šiaip jeigu paskaitai tekstą ir klausi studentų, su kuriais aš dirbu, kas sako apie Baranauskas, apie velnią, kas jis yra? Visi sako, čia nieko nepasakyta. Bet tada reikia pauzių skaitant. Ir jeigu yra tekstas gyvindami vienybėje dievai čia mintikį, kurie daugelį paminklų po miškus palikį, nešys velnias akmenį. Ir jeigu darai pauzę po to pakankamai ilgą, tai tada klausantis jis generuoja reikšmes. Kaip sakykime, pavyzdžiui, Gedos poezijoje Švelskis Tablauždžiai, tai lietuviai, kaip dauguma išmirusių tautų. Ir jeigu mes darom pauzę šitoj vietoj, pati tyla generuoja reikšmę. Taip kad, pavyzdžiui, tą garsėją vietą Baranausko apie Puntuką skaitant ištisai, niekas nejunta, kad velnias yra dievaitis, pavadintas dievaičiu. Bet jeigu daroma pauzė, nešis velnias akmenį, momentaliai visi sako, taip, žinoma, tai dievaitis, jog čia yra Dievas. Čia aš turiu galvoj, kad tyla generuoja reikšmes. Generuoja, kaip, sakykime, pauzė, kaip ir Sigitas Geda, kai parašė, tai yra Žalio gintaro vėriniai, pauzė. Dar keli eilėraščiai, dar kartą pauzė. Tai galima sakyti taip, kad ko gero šitame Braziūno eilėraštyje ta atsispindi dargi senoji reikšmė. Tai nėra Dievas, tai nėra krikščionių Dievas, tai nėra pagonių Dievas, tai yra dangus.
Bet šiaip jau tokia tradicinė buvo nuomonė, kad indoeuropiečiai skilimo laikotarpiu jau visi būtent tą šaknį suprato kaip Dievą, o ne dangų. Bet galbūt tokios giluminės savokos, jos turbūt yra išlikusios. Išlikusios toks giluminis supratimas, kad Dievas tai yra dangus. Tai būtų toks pirmas. Ir galim pereiti prie, sakykim, kad taip truputėlį labiau matytųsi. Ir antrasis komponentas, kuris yra, tai yra dangus, dangiškas, žinoma, tai yra būdvardis, yra duotas fonas paties to dangaus, paties to švytinčio, kadangi tai yra, žinoma, švisti, šviesti ir šventas yra Vladimiro Toporovo straipsnis apie tų šaknų sąsajas. Ir yra tokių darbų. Ir čia duotas tas pats pavidalas to kas yra deivos. Tai yra, jis nėra dar dangus. Kalbama ne apie dangų, bet tai yra išlenkta. Čia yra galbūt poeto yra tokia giluminė nuojauta, kad poetas junta reikšmės, kurios buvo kažkada, anksčiau. Taigi tas dangus, kuris žinoma, kaip ir, pavyzdžiui, ten gomurio gali būti, taip pat gomurio dangus arba krosnės dangus. Taip, tai yra kur kas senesnė forma negu tai, kas yra dangus. Tai yra tas, kas dengia. Antra vertus, jeigu tas yra, tai apie ką mes kalbam, yra deivos, tai suprantama, kad jis turi dengti, tai yra dengti, linktis. Ir jau apie šviesti ir šviesus ir švisti aš jau šnekėjau, tos sąsajas. Labai galimas dalykas, kad poetas trečioje eilutėje, paskutinėme žodyje, o poetai paprastai paslepia reikšmes. Sąmoningai, nesąmoningai, tai, ką šiandien šnekėjo kolegė Laurinkienė, ar ten neslypi andai? Jūs šnekėjote. Ne. Vaitkevičienė, taip, Vaitkevičienė. Ar ten neslypi andajus? Neslypi. Nes poetai labai dažnai tokias semantinės ir sintaksinės ir prasminės formas jie į vieną posmelį sukelia. Taigi tas andajus, tas galėtų būti andajus. Žinoma, ant deivų turbūt tokia būtų tradicinė, oko pirmus turbūt, taip. Ant deiv tokia tradicinė būtų etimologija. Bet dabar tolimesniam tekste šiek tiek jau kalbama apie senelį, kuris yra, žinoma, irgi yra vaizdinys. Aš visada Gintarą Beresnevičių po ranką pasidėjęs. Dievas yra senelis. Yra senelis. Bet kas tas yra senelis, tas yra Dievas. Ir kas yra tas šešėlis, galima būtų interpretuoti pagal benvenistą, kad galbūt šešėlis, kada yra senelis stovi ir ten, sakykime, yra vidurdienis, saulė tam tikrai pozicijos yra mažas, tai yra senelio anūkas, kadangi pats senelis yra suvokimas, kad kas yra senelis, kaip sako Emilis benvenistas, tai yra mažas anūkas. Ir mažas anūkas galima taip sujungti ir galbūt yra poetas, kuris irgi žiūri į tą aukštą savo senelį ir tą aukštą dangų. Čia žinau, kad žodžio mitologijoje stengiuosi neminėti, kadangi aš tikrai tų dalykų nesuprantu, bet stengiuosi literatūrą šiek tiek. Ir toliau, trečioji, paskutinė, nuo plento kiek tolėliau sodybų keliukais ėjau už Istaro ir už Svalios. Į priekį atgalios į niekur, o sugrįžau atrodė niekur gražiau, tarsi prisiminkim tą sakmę, kai velnias Dievą tampo, vis pasaulį saugo. Tai jis eina tas, galbūt tai ne autorius, galbūt tai Dievas, deivos eina į priekį atgalios ir taip tarsi didina ar tvirtina pasaulį. Dabar už Istro ar už Svalios žodis Istra ar Istras galima labai. Yra dvi pagrindinės etimologijos ir viena iš tų etimologijų, antroji, beje, Vanago nurodyta etimologija, yra, kad galima gretinti su hister, tai yra Dunojaus pavadinimas, ir čia vėlgi būtų vaikščiojimas, jungimas su Istra ir eis, šaknis, tai yra vaikščioti,
Tai yra ir jis yra taip pat. Ir kaip sakė, rašė 83 metais Norbertas Vėlius, tai yra taip pat ir aiškių pavadinimas. Kitas dalykas, kad tas įrėminimas to deivos ar to veikėjo, kuris jį stebi, yra tarp dviejų upių. Tai yra gana dažnas dalykas, sakykime, Baranausko poemoje Anykščių šilelis, ten irgi yra sakoma, kad ąžuolai auga tarp dviejų upių. Tai yra tarp Puntuko, čia upelis, ir Šlavės. Taip ir čia, sakykime, yra tarp dviejų upių. Taip kaip ir kitose, sakykime, Braziūno eilėraščiuose implicitiškai ir eksplicitiškai yra sakoma, kad tautos gyvena ne vien valstybėmis, jos gyvena upių baseinais. Jos gyvena upių baseinai, sakykime, Istras Valia, toliau viskas vis tiek baigėsi Rygoje. Mano vaikystės miestas, pavyzdžiui, Šiaurės Lietuvos, tikrai nėra Vilnius, tai yra Ryga. Vilnius tai buvo lietuviškai nekalbantis labai tolimas miestas, kuriame jie yra jokių pažįstamų. O mes jį padarėm lietuviškų po 70 turbūt atvažiavę. Ir tiek galima būtų sakyti tokį, Vladimiras Toporovas viename iš savo straipsnių apie Latvių rodos dievus ar dievaičius, jis irgi sako, kad, sakykim, kada yra dievybė, žiūrėkim, kas supa tą dievybę. Žiūrėkim, kokie elementai supa, vienokie ar kitokie jie yra. Kokie yra būdvardžiai, kokie apibūdinimai to, kas yra Dievas. Ir toliau, šiaip jau reikėjo man tai ir apsistoti šiandien prie Dievo, bet jau kad toks yra pranešimas, taip išėjo negerai, šie būtų užtekę Dievo. Tenka prie antro šiek tiek peršokti, prie to, kas yra žmuo. Žmuo yra žmogus. Tačiau žmuo senuosiuose raštuose jis neturi neigiamos konotacijos. Tada poetas, jam reikia to. Ir jam reikia kažko naujo. Poetas sukuria neigiamą konotaciją. Pats poetas, jis gali paimti žodį ir jį įkelti atgal, jį atgaivinti. Mes sakom sinchronija ir diachronija, bet diachronija reiškiniai, jeigu jie atsiduria šiuolaikinėme tekste, yra momentaliai sinchronizuojami. Ir mes sakom, kas čia tokio? Atsakymas yra toks, čia poezija, čia vis tiek nesuprasi. Čia yra labai sudėtinga. Nes poezijos žmogus gali aiškinti, bet jos negali suprasti. Sakykime, jeigu visi poetai dabar nustotų rašyti, tai niekas literatūrologijoje nepasikeistų. Jau lygtų viskas tas pats. Tyrinėjimai būtų tokie pat ir tokie pat intensyvūs iki dar 1000 metų. Taigi, toliau. Apie žmuo. Tame krašte, kur vėjas gano mirusių kaimynų kaiminės, Dudelės kalnų ir žybičių šytų užpustyto šimtakio sniego, pagerėja po kalnų didelis akmuo sunkus kaip miegas, įdalis po akmenių žmogus ar velnio žmuo ir švestakailis. Čia yra iš Fontes Amoris, iš paskutinio rinkinio. Velnio žmuo, jau vienas iš tokių neigiamesnių, nes neaišku, velnės ar velnio žmuo. Aš paskui bandysiu paaiškinti, iš kur, kodėl poetas pasirenka tokį keistą būdą, ar su kuo tai yra susiję. Ir antras jau iš Vakaras rytas, ir man vienas iš pačių gražiausių eilėraščių, jis vadinasi Raganos išbandymas ugnimi, perskaitysi paskutinį eilutę, stausias prieš Dievą, o ji mano rankoj, o ji mano antį akmuo. Suprantama, čia yra tam tikras polilingvizmas, kadangi akmuo, be jokių abejonių kamanė, čia yra susiejimas su kita visai kalba slavų, bet kodėl būtent poetas aktualizuoja tos dalykus? Kodėl aktualizuoja žmuo? Kodėl jis paima žmuo? Matot, šiuolaikinė dabartinė poezija, paskutinių bent jau 10-mečių, ji labai smarkiai dėmesį nukreipė į gramatikos dalykus. Gramatikos dalykus. Dabar, kas yra paslaptingiausia gramatikui? Šiaip gramatika yra toks nuobodus dalykas, išskyrus priebalsinį kamieną. Priebalsinis kamienas tai yra, kaip čia pasakyti, tai yra duktė dukters, sakykime. Moteris moters. Tai yra patys seniausi kamienai. Ir jie yra knykia, vanduo vandens. Pavyzdžiui, Parulskis netgi žaidžia su to šaltą vandens, šaltam vandenį, šaltą vandenį ir parašo eilėraštį. Visą. Tai tas priebalsinis kamienas
skirtingai nuo visų kitų kamienų, jis yra įdomus tuo, kad jis yra pats seniausias, be jokio abejonių. Praktiškai visi giminystės terminai yra prie balsinio kamieno. Prie balsinio kamieno, kaip sakykime, pavyzdžiui, ten graikų pater, patros, patry ir taip toliau. Bet mėter, mėtros tėvas ir motina, bet linksniuojami tai vienodai. Yra svarbu ne lytis, ne giminė, net gramatinė, kurią žinom, pavyzdžiui, graikų kalboje iš artikelio, kur kas svarbiau rodiklis R, nes tai yra giminystės terminas. Tai yra visiškai kitas buvo mąstymas. Ir poetas paima vieną iš tų paslaptingų žodžių, kurie priklauso prie balsiniam kamienui. Jis atrupėjęs, žmogus jau ne, bet žmuo yra vienintelis, jeigu neskaičiuosim šuo, vienskiemenis daiktavardis. Žmuo, vienintelė forma, kurią dar žinom, yra žmonė. Yra du žmonė. Žmonės. Čia irgi šiokia tokia liekana. Sakykim, netgi obelis, pavyzdžiui, yra priebalsinis kamienas, duktė, dukters, čia priebalsiniai kamienai. Ir likus dar vienai kitai minutei, kol nenuskambėjo skambutis, maniau, kad aš čia viską daugiau pasakysiu. Galima būtų taip padaryti, kad poetas bando ateiti į kalbos lygmenis ir bando sinchronizuoti tai, kas buvo praeity. Jis paima žodžio formą, atkelia ir ją sinchronizuoja. Žinoma, sinchronizuojame labai iš įvairių šaltinių. Šiuose eilėraščiuose, 3 ištraukose, žinoma, ir deiva, ir deivos, ir žmuo yra sinchronizuoti. Jie tarsi mūsų šios dienos žodžiai. Ir mes tik pasirinkdami kalbotyrą galim žinoti, kad vienas iš jų yra niekados nepaliudytas, o kitas paliudytas kelis kartus. Tai man atrodo, kad vienas iš tokių poeto, kaip čia buvo pasakyta, etimologinės teologijos sukūrimo būdų ir būtų štai tai, ką aš dabar pasakiau. Ačiū Jums. Prašom dabar pastabos klausimai.